per savo kaip turinio kūrėjo karjerą turėjai įvairiausi projektai. Tai dirbai su FIFA, Aurimo filmą editinai, festus ir Helovynų parkus aplankėjai. Kuris tau buvo įdomiausias visas šitas projektas ir kuris nebuvo toksai ypatingas? Įdomiausias tai jau čia buvo visi, ypač gal, sakykime, unikališkesnis. Žinai, su FIFA greičiausiai sumontuoti tą patį filmą, nes festivaliai, ten Helovyno parkai, tai yra mano projektai, kuriuos aš sugalvoju, aš darau. Tai unikaliau vis tiek yra, kai tau kažkas kažką pasiūlo, žinai. Ir ką tu gali patirti, ne pats planuodamas panašiai, tai gal unikališkesni, bet iš esmės jie visi yra labai savotiškai įspūdingi. Daug laiko investavot prie Aurimo filmo. Kokių sunkumų kilo šitame visame reikale? O Jėzau, mergaitės. Kokių sunkumų? Greičiausiai visi iššūkiai, kurie ateina apskritai, kad tu kažką darai tokio naujo. Tai nėra, žinai, paprasta video montavimas ar reklamos. Nu, čia yra filmas ir čia yra dokumentinis filmas ir dar yra vlogas praktiškai, nes daugumą pats save filmą. Nėra, kad tu turi scenarijų, tau reikia susigalvoti dalykus, susirasti dalykus, pasikalbėti su Aurimu, žinai, susitarti. Tai sudėtinga gal buvo neturėti žmogaus šalia, kuris pasakytų, kaip daryti ir tu viską bandai pats spręsti. Nu, iš esmės, daugumą dalykų. Tai šitas turbūt ir buvo. Nu, sudėtingiau gal yra ten garsą daryti ar kažką tokio, bet matai, ne aš tą dariau. Tai. Siaubo parkai klausė, kodėl tu taip įkėlėjai vėlai vaizdo įrašą apie juos? Praeitų metų? Taip. Šiaip neatsimenu, kad buvau užtrukau, labai gaila. Gal net pratingiau būtų buvę išlaukti šių metų, žinai. Aš nespėjau sumontuoti, atsimenu. Tiesiog neturėjau dar montuotojo. Šiais metais keliausi vėl į Helovyno parkus? Ne, šiais metais nekeliauju. Pas tave įvairių yra vaizdo įrašų, tai iššūkiai, tai kelionės, tai aplankymai kažkokių vietų, kad mums nereikėtų. Nu, tai čia jau tie visi festai ir Helovyno parkai. Kodėl pasirinkai nesusikoncentruoti į vieną kažkokį turinį, bet labai universaliai paimti? Lemba, nežinau, man įdomu šiaip, žinai, patirti dalykus, vis kitą pamatyti ir kuo daugiau patirčių apturėti. Įdomu pačiam, aš toksai esu žmogus, kuris nemėgstu sėdėti vietoj ir norisi kuo daugiau, žinai, patirti, pamatyti. Tai man kažkaip aktualu, žinai, ir ten prakeliauti ir panašiai. Nu, kuo daugiau apriepti dalykų, kad žinočiau, kas man iš tiesų patinka, gal atrasti tą savo nišą, toks beieškojant. Ar būna kokių sunkumų va tau, kuriant kartu su mergina kažkokių? Gal tipiniai, žinai, nu, tasme, kad aš noriu gal laiką labiau savo, žinai, norisi ir draugiai, ji nori į savo investuoti, norisi vienas kitam kažkiek padėti ir tiesiog nespėjai, žinai, gal tie pagrindiniai tokie dalykai, o šiaip visą kitą tai jo. Kokia tavo patirtis labiausiai yra neįkainojama? Gyvenimas man. Turbūt, nu, tasme, neįkainojama, apskritai, ką sugalvoji ir ką patiri. Negalėčiau įvardinti vienos. O dabar iš žaidimų pusės, įvardink top 3 žaidimus, kurie tau yra ypatingi ir kurie labiausiai paliko įspūdį. God of War'as, The Last of Us ir tebūnie Talismanas online, nes vaikystė praleista. Koks sunkiausias buvo per Trophy Huntą žaidimas, neskaitant Jump King? Per Trophy Huntą aš tik tą žaidžiau, mes tik tą ir darėm. Nežaidžiau nieko kitą per Trophy Huntą, mes tik Jump Kingą žaidėm, tai Jump Kingas vis tiek galiu turėti sakyti, žinai. Negaliu nieko kitą įvardinti. Ar yra kažkoks laukiamiausias tavo žaidimas? GTA 6, jo. Nuo ko prasidėjo tavo gamingas? Little Big Planet per PlayStation, ne. Nuo Contra, ant tos kurdelės tie geltoni diskai ir tanksų žaidėm ant jo, po to vištamužis buvo jaučiu, bet pagrindinis toks tai Talismanas ir Little Big Planet ant PlayStation 3, tie pagrindiniai. Tai ačiū tau, gero tau PUBG Showdowno ir pavaryk.